Iš tylios amžinybės ramybės esu priverstas dar kartą sugrįžti pas jūs, susiskaldimo šnabždesis, užpildantis mūsų tėvynės platybės, sutrikdė mano dvasią. Šnabždesis toks pat galingas kaip vėjai, kadaise pranašaujantis pilietinio karo audrą, aplaisdžiusią mano mylimą šalį krauju, dabar jis stovi priešais mane. Mano gražioji Amerika vėl stovi ant didžiulio pavojaus slenksčio. Mano brangūs palikuonys, dar kartą atėjau pas jūs įspėti apie artėjančią grėsmę, kai savo laiku įkūrėme Ameriką. Jos pamatuose įtvirtinome svarbiausią principą laisvės ir nepriklausomybės garantiją kiekvienam šio šalies piliečiui visiems laikams. Palikome jums idealios visuomenės, kurioje visi žmonės gali gyventi taikoje ir harmonijoje. Palikimą, šis idealas yra demokratija. Didžiuojuosi, kad šis idealas buvo įgyvendintas mano mylimoje Amerikoje ir kad jūs, brangūs amerikiečiai, taip ilgai jį išsaugojote. Ilgą laiką Amerika buvo pavyzdys ir šviesus laisvojo pasaulio švyturys visoms kitoms planetos tautoms. Taip, tai buvo sunki kelionė su iššūkiais ir nesutarimais. Vis dėlto jūs juos įveikėte ir sugebėjote išsaugoti mūsų bendrą vertybę laisvę. Tačiau tai, ką matau dabar, verčia mano širdį kraujuoti. Mūsų paliktam palikimui iškilo tiesioginė ir rimta grėsmė. Šiandien mūsų šaliai ir demokratijai visame pasaulyje gresia visiškas sunaikinimas. Slaptas priešas dabar griauna jūsų laisvojo pasaulio pamatus, iki jo sunaikinimo visiems laikams liko vienas žingsnis. Šis priešas nedėvi karinės uniformos, jos neriboja sienos ar ištikimybė kokiai nors vėliavai, jo ginklai nematomi, bet smūgiai triuškinantys. Sineriai. Atėjo laikas atskleisti, šis paslėptas priešas padės jums sukurti gynybą prieš jam suduodant galutinį smūgį, todėl ir grįžau, kad perduočiau žinią Amerikos ir viso laisvojo pasaulio žmonėms. Tai žinia, kuri suteiks jums galimybę sustabdyti nenumaldomą artėjančių įvykių bangą, jei tik panorėsite. Kiekvienas žmogus, kuris išklauso mano žinią nuo pradžios iki galo, turi galią nulemti šio pasaulio likimą. Informacijos amžiuje pavojingiausias priešas tyko ten, kur jo nematyti, melo, manipulacijų ir iškreiptos tikrovės šešėliuose. Dezinformacijos šešėlyje šis priešas vykdo nematomą, nepaskelbtą karą prieš žmoniją, kurio mūšio laukas mūsų protai. Infoterorizmas yra jos ginklas, o proto kontrolės strategija, bet kas, jei galėtume įžvelgti melą ir atskleisti tikrąjį jo veidą. Šiame novatoriškame dokumentinėme filme, paremtame išsamiu nepriklausomų tarptautinio teroristinių organizacijų tinklo veiklos tyrimu, pirmą kartą bus atskleisti masinio manipuliavimo metodai ir ryšiai tarp tokių svarbiausių pasaulio įvykių kaip 9/11 atakos, šaudymų mokyklose epidemija, Baco tragedija, Ukrainos ir Rusijos karas, kylanti Ketvirtojo reicho pasaulinio viešpatavimo grėsmė, šiuolaikinių koncentracijos stovyklų sąžinės kaliniams kūrimas ir dabar vykstantis nematomas genocidas. Atraskite paslėptas tiesas, kurios visiems laikams pakeis jūsų požiūrį į pasaulį. Tai daugiau nei filmas, tai svarbiausias dokumentinis filmas nuo pat NATO-izmo pralaimėjimo.
Tai raktas, padedantis suprasti mūsų laikus. Dėlionė, kuri sujungia visas detalės, iki šiol matėte tik fragmentus, bet šiandien paaiškės visas vaizdas. Pasiruoškite pasauliniam apreiškimui, triumfui prieš nematomą priešą ir naujos eros, kurioje viešpatauja laisvė ir demokratija aušrai. Tai filmas, kuris ne tik kalba apie istoriją, bet ir ją keičia. M1 skyrius priešo pasaulinis planas 2024 M, gegužės 2D, remiantis Rasmussen ataskaitų duomenimis. 41% amerikiečių rinkėjų mano, kad per ateinančius 5 metus Jungtinėse valstijose gali kilti antrasis pilietinis karas, iš jų 16%. Mano, kad toks pilietinio karo scenarijus yra labai tikėtinas. Pilietinis karas, civilinis karas, pilietinis karas. Pažymima, kad šiandien įtampos lygis Amerikos visuomenėje yra didžiausias nuo pirmojo pilietinio karo Jungtinėse valstijose laikų. Esame ant dar vieno pilietinio karo slenksčio. Hipotekos palūkanų normos. Kodėl žmonės vis dar yra tuo apsėsti? Ar laukia pilietinis karas? Ar tikrai mums gresia antrasis pilietinis karas? Esame arčiau pilietinio karo, nei kas nors iš mūsų norėtų tikėti. Amerikiečiai, gresiančio pilietinio karo šmėkla jūsų galvose iškilo neatsitiktinai. Jis buvo sąmoningai įskiepytas taikant specifines psichologinės manipulacijas, su kuria kasdien susidurėte tarp didžiulės informacijos ir naujienų srautas. Manote, kad tiesiog skaitote įvairius nesusijusius straipsnius, bet nepastebite, kad jie yra vienos schemos, vieningo demokratijos priešo plano, sistemingai vedančio visą pasaulį į naują, precedento neturinčią pasaulinio totalitarizmo formą, dalis. Pirmasis svarbus strateginis etapas sunaikinti Ameriką iš vidaus per dirbtinai išprovokuotą pilietinį karą, tai suduos mirtiną smūgį demokratijai, po kurio paslėptas priešas lengvai sunaikins laisvės likučius kitose pasaulio dalyse. Nes neliks stiprios tautos, kuri galėtų jiems pasipriešinti. Šioje geopolitinėje kovoje ant demokratijos griuvėsių iš pradžių vyraus chaosas, vis dėlto tai bus kontroliuojamas chaosas, verčiantis žmonės trokšti totalitarinių įstatymų, žadančių tvarką mainais į laisvę. Tai antrasis plano etapas, naujos pasaulinės netvarkos sukūrimas, po to priešas pereis prie paskutinio, galutinio savo plano etapo totalitarizmo įvedimo ir visiško valdžios užgrobimo visame pasaulyje. Susiskaldžiusi ir susiskaldžiusi visuomenė tampa puikia terp, už naujos pasaulio tvarkos atsiradimą, totalitarinio priešo valdoma tvarka, kuri kelia grėsmę pačiai laisvės, už kurią taip ilgai kovojome, esmei. Pagal šią tvarką dauguma gyventojų taps vargšais vergais, gyvenančiais koncentracijos stovyklose, o nedidelė valdovų grupė turės neribotą valdžią likusios žmonijos atžvilgių. Dabar esate netoli taško, iš kurio nebegrįžtama, tačiau vis dar įmanoma užkirsti kelią tokiam scenarijui. Tačiau kai peržengsite šią ribą, priešas bus įgijęs pakankamai jėgos ir galios. Visiškai sukrėsti pasaulį ir nepalikti jokios galimybės veikti, todėl dabar atėjo laikas keisti įvykių eigą, o kad galėtum pasipriešinti paslėptam priešui ir laimėti, turi jį pažinti iš matymo. Atėjo laikas atskleisti jų metodus. Šiuo metu vyksta slaptas karas dėl visos žmonijos ateitis yra, mūšio laukas yra jūsų sąmonė. Šiame kare pagrindinė priešų strategija įgyvendinti savo planus per jūsų veiksmus, darant įtaką jūsų mintims, sprendimams ir veiksmams tiksliai apskaičiuotais manipuliavimo metodais. Todėl, patys to nesuvokdami, tampate savo šalies, tautos, savo vaikų ir net savęs išdavikais vien dėl to, kad pasiduodate slaptos priešo atakos įtakai. Koks yra pagrindinis jo įrankis - laisvę mylinčius gyventojus paversti paklusniais jo valios vykdytojais. Ši priemonė kelia siaubą, tą siaubą,
kuris kasdien naudojamas prieš jūs, bet kurio nepastebite, kol nėra per vėlu. Priešo ginklas yra teroras. Lotyniškas žodis terror reiškia baimę arba siaubą. Šis žodis pirmą kartą pradėtas vartoti per 1790. Prancūzijos revoliucija 317–94. Šis laikotarpis buvo vadinamas teroro valdymu, nes Prancūzijoje plačiai paplito viešos egzekucijos. Didelės minios akivaizdoje žmogui buvo nukirsta galva. Giljotina dažniausiai buvo nukreipta prieš disidentus, kurie nukrypdavo nuo oficialios to meto pozicijos. Apie egzekucijų laiką ir vietą buvo skelbiama viešai iš anksto, o žmonės rinkdavosi specialiai tam, kad galėtų stebėti aukų kančias. Tačiau pagrindiniai teroro taikiniai ir aukos buvo ne giljotina. Pagrindiniai teroro taikiniai ir aukos buvo visi aikštėje susirinkę žmonės ir tie, kuriems jie apie tai papasakos. Tapę šio akto liudininkais, jie patyrė didžiulę baimę ir siaubą. Dėl to žmonės tapo dar labiau kontroliuojami teroro vykdytojų. Be to, kartu su baime žmonės jautė ir gilią priespaudą. Jie suprato, kad dauguma tų, kurie atsidūrė prieš giljotiną, buvo nekalti, nubausti tik už tai, kad laikėsi pažiūrų, keliančių grėsmę teroro režimo valdžiai. Tuo pat metu visuomenėje buvo daug apkalbų ir šmeižto, net už nereikšmingų gandų apie asmens veiksmus ar pasisakymus, kurie galėjo būti interpretuojami kaip prieštaraujantis valdančiosios valdžios interesams. Skleidimą grėsė egzekucija. Kitaip tariant, dėl paprasto gando ar apkalbų visiškai nekaltam žmogui gali būti viešai nukirsta galva. Kiekvienas minios stebėtojas suprato, kad kita po peiliu atsidūrusi galva gali būti jų pačių, nes nebuvo jokių garantijų, kad jie bus apsaugoti nuo tokio likimo. Dėl šio baimės, bejėgiškumo ir nerimo jausmo žmonės visiškai prarado pasitikėjimą valdžia ir ėmė jausti didelę neapykantą valdžiai. Tai savo ruožtu sukėlė naujas protestų ir masinių neramumų bangas. Gyventojai, tapę teroro aukomis, tapo žaliava vėlesniam kontroliuojamam chaosui kurti. Kas šiais laikais yra terorizmas? Priešui nebūtina surinkti jūs į aikštes ir viešai įvykdyti egzekuciją, kad taptumėte teroro aukomis. Kodėl? Nes jį išrado veiksmingesnė terorizmo forma, kuri daro jums tokį pat stiprų ir ilgalaikį poveikį. Tai sudėtingiausia terorizmo rūšis. Jo pavojus yra tas, kad neatpažįstate jo kaip terorizmo, todėl negalite nuo jo apsisaugoti. Būtent jūsų epochoje priešas gali pasinaudoti technologijų amžiuje, kai žmonės turi greitą prieigą prie informacijos ir jį gali sparčiai plisti. Dabar kalbame apie psichologinį ir informacinį terorizmą. Kai kurie iš jūsų, išgirdę žodį terorizmas, gali nustebti stereotipiniai vaizdai bomba, sprogstanti perpildytoje aikštėje, šaudimai, įkaitų paėmimas masiniuose renginiuose arba lėktuvų įsirėžimas į dangoraižius. Daugeliu atveju net įsivaizduojate tam tikros tautybės ir religijos teroristą, tačiau tik nedaugelis žino, kad priešas tyčia susiaurino jūsų supratimą apie terorizmą iki šių vaizdų, kad atitrauktų jūsų dėmesį nuo kitų terorizmo formų ir jo esmės. Tai reiškia, kad nesugebėsite atpažinti kitų teroristinių išpuolių, kurie prieš jūs vykdomi kasdien, koks yra tikrasis informacinio terorizmo pavojus. Informacinis terorizmas tai tiesioginis poveikis žmonių psichikai ir sąmoniai, siekiant suformuoti pageidaujamą nuomonę ir vertinimus, kuriais grindžiamas žmonių elgesys. Tai neigiamo poveikio individams, visuomeniai ir valstybei forma, kaip per įvairią informaciją siekiama susilpninti ir destabilizuoti konstitucinę santvarką. Šiais laikais vien tik ryte naršydami po naujienų juostą savo programėlėje galite tapti informacinio terorizmo auka, žmogžudystės, šaudimai, persekiojimai, šmeižtas, nekaltų žmonių kančios. Istorija po istorijos klausotės, skaitote ir stebite, kaip įvairiose pasaulio vietose nekalti žmonės, visuomenės veikėjai, žmonių grupės, tarptautinės organizacijos,
religiniai ir politiniai subjektai ir net vyriausybės pareigūnai patiria neapykantą, nepagrįstą diskreditaciją, žiaurų persekiojimą ir viešas bausmes. Tai nesąžininga, neteisinga ir nežmoniška, tačiau valdžios institucijos leidžia tam vykti ir dažnai pačios dalyvauja šiuose represijose. Kiekviena iš tokių istorijų yra terorizmo aktas, nukreiptas prieš jūs jūsų šalyse. Tai labai svarbu suprasti, kad ne kiekviena žiniasklaidoje pasirodžiusi neigiama naujiena ar nemaloni informacija yra informacinio terorizmo aktas. Informaciniai teroro aktai yra ne tik chaotiškas neigiamos informacijos skleidimas. Skirtingai nuo įprastų blogų naujienų, demokratijos priešų vykdomi informacinio terorizmo aktai visada yra kruopščiai suplanuoti ir sistemingi. Informacinis teroristinis išpuolis visada yra tikslinga ir organizuota kampanija, kuria siekiama konkrečių tikslų. Galutinis informacinio teroro akto tikslas sukelti visuomenėje bejėgiškumo ir baimės jausmą, o svarbiausia sudaryti sąlygas, kad gyventojai, jūs visi, imtų nepasitikėti savo šalies vadovybę. Vėliau sužinosite, kaip priešas naudoja informacinius teroristinius išpuolius, kad destabilizuotų jūsų šalių konstitucinę tvarką. Informacinis terorizmas tikslingai nukreiptas į jūsų pasąmonę, apeinant kritinį mąstymą, tai ištisa poveikio jūsų protui ir psichikai schema, kurią pats priešas sukūrė per informacinius teroristinius išpuolius. Priešas daugelį metų laužė jūsų ir milijardų kitų žmonių psichiką, sukeldamas tarp jūsų susiskaldimą. Informaciniai teroro aktai, vykdomi per žiniasklaidą, turi dviejų rūšių pasekmes: vidinės ir išorinės. Pradėkime nuo vidinių pasekmių – psichinės ir fizinės sveikatos sunaikinimo. Širdies ir kraujagyslių ligos jau 20 metų yra pagrindinė mirties priežastis visame pasaulyje ir tebėra 10 pagrindinių mirties priežasčių sąrašo viršuje. Tačiau jie niekada nepareikalavo tiek daug gyvybių, kiek dabar, kas nurodė, kad per pastaruosius 20 mečius šios ligos yra pagrindinė mirties priežastis pasaulyje. Ligų kontrolės ir prevencijos centro duomenimis, 2020 JAV nuo širdies ir kraujagyslių ligų mirė apie 697 000 žmonių, o tai sudaro kas ketvirtą mirties atvejį Europoje. Europos kardiologų draugijos duomenimis, širdies ir kraujagyslių ligos kasmet sukelia apie 4 milijonų mirčių ir sudaro beveik pusę visų mirčių žemyne. 2021 Rusijoje širdies ir kraujagyslių ligos sudarė daugiau kaip 45% visų mirčių šalyje. Kodėl, nepaisant sveikatos priežiūros pažangos ir naujų technologijų diegimo, problema ne tik išlieka, bet ir toliau gilėja. Nors įvardyjama daugybė rizikos veiksnių, pagrindinė priežastis yra dažnas arba lėtinis stresas. Stresas tai baimė dėl savo gyvybės ir saugumo. Dabartinėje visuomenėje žmonės priprato prie tokios baimės, kuri yra neatsiejama jų gyvenimo dalis. Tačiau, kas sukelia šį nuolatinį stresą ir kaip žmonės buvo išlaikomi tokioje būsenoje ilgiau nei 30 metų? Pagrindinė nuolatinio streso priežastis daugybė informacinių teroristinių išpuolių, su kuriais žmonės visame pasaulyje kasdien susiduria per žiniasklaidą. Informacinių teroro aktų poveikis žmonių sveikatai buvo nuodugniai ištirtas ir moksliškai įrodytas. Pažvelkime į Kalifornijos universiteto psichologijos ir socialinės elgsenos katedros nustatytus faktus. Alison Holman ir jos kolegos iš Kalifornijos universiteto Irvine surinko duomenis apie maždaug 5000 amerikiečių psichikos būklę. Šie duomenys buvo renkami prieš pat 2013 balandžio 15 Bostono maratono sprogimą, per kurį buvo sužeista šimtai žmonių. Žiniasklaida nekartą plačiai nušvietė incidentą, rodė filmuotą medžiagą apie sprogimą, po jo kilusį siaubą ir žmonių žūtį. Jie taip pat paskelbė šiurpą keliančių nuotraukų, krauju suteptų šaligatvių, žmonių, netekusių galūnių ir daug kitų bauginančių vaizdų. Praėjus kelioms savaitėms po išpuolio, tyrėjai nusprendė įvertinti tų žmonių, kuriuos anksčiau apklausė po Bostono tragedijos, psichinės būklės pokyčius. Nenuostabu, kad teroro akto vietoje buvusių žmonių psichinė sveikata labai pablogėjo. Tačiau tyrėjai atrado kai ką netikėto. Apklaustųjų, kurie nebuvo tragedijos vietoje, bet vėliau stebėjo žinias apie ją, psichika nukentėjo daug labiau.
Didelis stresas, kurį patyrė šie žmonės, nebuvo susijęs su jais asmeniškai, žinojo apie žuvusius, sužeistus ar sprogimo vietoje buvusius asmenis. Stresą jiems kėlė tik nuolatinis žiniasklaidos skleidžiamos informacijos srautas. Kitų tyrimų įrodyta, kad pakartotinis Bostono maratono sprogimo nušvietimas žiniasklaidoje sukėlė didesnį stresą tiems, kurie jį žiūrėjo ir skaitė, palyginti su tiesioginiu teroristinio išpuolio poveikiu tiems, kurie buvo sprogimo vietoje. Be to, tapo akivaizdu, kad tokių įvykių nušvietimas žiniasklaidoje gali greitai paskleisti didelį stresą tarp daugybės žmonių. Daugybė tyrimų patvirtina, kad traumuojančio turinio poveikis gali suaktyvinti baimės grandinės smegenyse ir sukelti prisiminimus. Šie du pagrindiniai procesai yra susijęs su potrauminio streso sutrikimu, PTSS, išsivystymu. Panašiai ir pakartotinis traumuojančių istorijų nušvietimas žiniasklaidoje gali pratęsti ūmų distresą. Skirtingai nuo kolektyvinės traumos, kuri laikui bėgant gali išnykti, žiniasklaidos poveikis palaiko ūmų streso atsaką, nes trauminiai prisiminimai išlieka aktyvūs žmogaus sąmonėje. Tai gali paskatinti nuolat kartoti tas pačias nerimą ar depresiją keliančias mintis ar prisiminimus. Tokios mintys gali sukelti stresą, net jei nėra tiesioginės priežasties nerimauti. Toks psichologinis mąstymas blogina žmogaus psichologinę būklę ir daro įtaką jo fiziniai sveikatai. Plačiai žiniasklaidoje nušviečiamos vietos nelaimės tampa plačiau žinomos, todėl jų poveikis išplečiamas už įvykio vietos ribų ir jos tampa visuomenės traumomis, turinčiomis neigiamų pasekmių sveikatai. Pavyzdžiui, televizijos reportažai apie Oklahomos miesto sprogdinimą, Vatso tragediją ir rugsėjo 11-osios įvykius sukėlė visuotinį žmonių potrauminį stresą. Panagrinėkime kito tyrimo rezultatus. Atlikus 911M teroro išpuolio pasekmių tyrimą nustatyta, kad dėl ūmios reakcijos į stresą po 2001M rugsėjo 11D įvykių per kitus 3 metus padaugėjo širdies ir kraujagyslių ligų. Praėjus kelioms savaitėms po 2001M rugsėjo 11D Niujorke ir aplinkinėse vietovėse labai padaugėjo širdies ir kraujagyslių ligų. Tas pats buvo pastebėta ir Floridoje, o tai rodo, kad žmonės, kurie patyrė stresą stebėdami teroristinius išpuolius žiniasklaidoje, turėjo sveikatos problemų. Be to, panašiai kaip ir Bostono sprogdinimo atveju, žmonės, patyrę stresą, nebuvo nei išpuolio dalyviai, nei tiesioginiai liudininkai. Informaciją apie rugsėjo 11-osios įvykius jie paprasčiausiai gavo iš žiniasklaidos. Ką tik gavome pranešimus, kad lėktuvas įsirėžė į pasaulio prekybos centrą. Į pasaulio prekybos centrą Niujorke įsirėžė 2 lėktuvai, Jungtinėse Amerikos valstijose įvyko keletas teroristinių išpuolių. Visa tai rodo tiesioginį ryšį tarp informacinių teroristinių išpuolių žiniasklaidoje ir žmonių sveikatos pablogėjimo. Šiandien daugelį tyrimų daugiausia dėmesio skiriama neigiamos informacijos įtakai žmogaus psichiniai ir fiziniai sveikatai. Atlikus daugybę skrydžių padarinių tyrimus, padaryta išvada, kad kuo daugiau manipuliacinių naujienų žmogus vartoja, tuo didesnė tikimybė, kad jam pasireikš streso, nerimo ir potrauminio streso simptomai. Ilgalaikis gilus stresas silpnina imuninę sistemą, todėl žmogus netenka vidinės apsaugos, o sumažėjęs imunitetas lemia vėlesnį fizinės sveikatos pablogėjimą. Tyrimai parodė, kad nuolatinis baimę ir nerimą keliančios informacijos apie informacinius teroro aktus apdorojimas mintyse daro didelį poveikį širdies ir kraujagyslių, endokrininiai ir imuniniai sistemoms. Tai prisideda prie susijusių ligų, ūminio miokardo infarkto, staigaus širdies sustojimo, išeminės širdies ligos, širdies nepakankamumo ir aritmijos, vystymosi. Lėtinis stresas 4 kartus padidina insulto riziką, prisideda prie diabeto ir vėžio išsivystymo, labai padidina depresijos ir savižudybės riziką. Per pastaruosius 30 metų visi šie rodikliai smarkiai išaugo. Bet kokio teroro akto tikslas destabilizuoti visą visuomenę. Tai pasiekiama sukeliant didelį stresą ir baimę. Nuolatinis stresas lemia, kad dėl informacinių teroro aktų pablogėja daugybės žmonių psichinė ir fizinė sveikata. Pakenkiama visuomenės gyvenimo stabilumui. Šis nepaskelbtas informacinis ir psichologinis karas vyksta jau daugelį metų ir visame pasaulyje nusinešė daugiau gyvybių nei 2 ankstesni pasauliniai karai kartu sudėjus. Atsižvelgiant į tai, kad vien nuo širdies ir kraujagyslių ligų, kurios yra pagrindinė mirties priežastis visame pasaulyje, kasmet miršta 17,9 mon.
žmonių, o nuo vėžio kasmet miršta 10 žmonių, kasmet nustatoma 20 naujų vėžio atvejų, šio terorizmo poveikio mastas yra milžiniškas. Didžiausia nerima kelia tai, kad dauguma žmonių nežino tikrosios šio masinio genocido, šio nusikaltimo žmonijai priežasties. Ką tik išgirdote, yra gerai žinomi faktai, šių faktų analizė rodo, kad būtent demokratijos priešo informacinė teroristinė veikla sukėlė tokias siaubingas pasekmes. Vienintelis paaiškinimas, kodėl taip smarkiai padaugėjo psichologinių ir fizinių negalavimų, yra pagrindinio žmonijos priešo veiksmai. Tiesą sakant, Amerika nekartą susidūrė su politiniais ir ekonominiais sunkumais, net su pilietiniu karu, tačiau nepastebėjo panašaus įvairių ligų paplitimo. Ši tendencija būdinga ne tik Amerikai, bet ir visam pasauliui. Analizuodami demokratinių šalių duomenis, matome aiškų dėsningumą regionuose, kuriuose šis priešas aktyviai veikia žiniasklaidoje, sveikatos padėtis taip pat kelia nerimą. Atkreipkite dėmesį į tai, kad per pastaruosius 30 metų ligų skaičius ypač išaugo, tai nesutapimas, prieš 30 metų demokratinio pasaulio priešas sustiprėjo ir pradėjo savo veiklą. Tačiau vėliau grįšiu prie šio klausimo ir pateiksiu daugiau informacijos. Kaip minėjau anksčiau, informaciniai teroristiniai išpuoliai, kuriuos priešas vykdo per žiniasklaidą, turi dvejopas pasekmes vidinės ir išorinės. Dabar žinote, kad ligos yra vidinės informacinio terorizmo apraiškos, taigi metas aptarti išorinės pasekmes, pilietiniai neramumai, streikai ir revoliucijos. Dabar paaiškinsiu, kaip demokratijos priešas informaciniais teroro aktais destabilizuoja visuomenę ir jūsų šalis. Bet koks informacinis terorizmo aktas yra susijęs su melu, manipuliacijomis ir neapykantos ar smurto kurstimu. Informaciniais teroristiniais išpuoliais priešas į jūsų pasąmonę įskiepė destruktyvius įsitikinimus, pripildydamas jūs baimės ir pakirsdamas jūsų patriotizmą. Kaip tai vyksta? Pirma, esate informacinės atakos žiniasklaidoje liudininkas. Tai gali būti bet kokia tema, pavyzdžiui, istorija su melagingais kaltinimais asmenims. Nesvarbu, ar jie būtų politikai, verslininkai, tikintieji, ar kai kurių politinių partijų rėmėjai. Kaltinamas pagal kaltinamąjį. Kaltinamas persekiojimas. Žmonės suimti, būkite suimti, žmogaus teisų pažeidimas, mūsų kartos žmogaus teisų pažeidimas, žmogaus teisų pažeidimas, sistemingas žmogaus teisų pažeidinėjimas. Viena vertus, jūs pasitikite žiniasklaidą, kuri transliavo šią istoriją, tačiau, kita vertus, suprantate, kad kaltinimai yra nepagristi ir pažeidžia nekaltumo prezumpciją. Dėl to kyla vidinis konfliktas, kuris atima iš jūsų ramybę ir saugumo jausmą, pradedate bijoti, kad jūsų teisės gali būti pažeistos. Pasąmoningai suvokėte, kad jei įstatymai ko nors neapsaugo, kitą kartą jie neapsaugos ir jūsų, arba tai, kad valdžios institucijos pažeidžia įstatymą arba nereaguoja į jo pažeidimus, jums reiškia tik vieną dalyką. Valdžios institucijos remia tuos pažeidimus, kurie kelia baimę ir nepasitikėjimą. Visą tai stebintis žmogus pereina kelis reakcijos etapus. Pirmiausia stresas ir atstumimas, paskui neapykanta valdžios institucijoms. Paskutinis etapas – patriotizmo praradimas, nes jis nesupranta, kodėl turėtų ginti valstybę, kuri jo negina, asmuo nusprendžia gintis tik pats. Jis teigia, aš buvau nusikaltimo liudininkas per nacionalinę televiziją, valdžios institucijos neveikia ir remia šį nusikaltimą, o tai reiškia, kad jo sąmoningai pažeidinėja įstatymus ir už šių pažeidimų stovi. Valdžios institucijos nori atimti iš manęs mano teisės ir laisvės, todėl jie man kelia grėsmę. Žmonės visada stengiasi pašalinti nuolatinio streso ir baimės šaltinį. Todėl, kai valdžia tampa žmonių priešu, žmonės išreiškia nepasitikėjimą ir protestuoja demonstracijomis ir streikais, kurie veda prie revoliucijų, tačiau net ir pasikeitus vyriausybei, situacija neįsisprendžia ir žmogus toliau patiria didelį stresą. Nes nepriklausomai nuo naujosios vyriausybės partinės priklausomybės,
demokratinio pasaulio priešas lieka šešėlyje, tęsia savo informacinius teroristinius išpuolius, ir visas ciklas prasideda iš naujo. Informacinis terorizmas visada bus nukreiptas prieš esamas valdžios institucijas, siekiant destabilizuoti visuomenę ir susilpninti pasirinktos demokratinės šalies konstitucinę santvarką per jos pačios žmonių veiksmus. Be to, demokratijos priešas tuo pat metu vykdo daugybę informacinių teroristinių išpuolių, kuriais siekiama suskaldyti piliečius tarpusavyje. Priešas kursto priešiškumą ir neapykantą visuomenėje iš pradžių skaldydamas, paskui įvairių grupių supriešinimas ir šio konflikto transliavimas per žiniasklaidą, manipuliuojant žmonių sąmonę. Tai priešas verčia jūs manyti, kad jūs, šios šalies piliečiai, esate vieni kitų priešai. Priešas ksenofobijos, ekstremizmo ir terorizmo aktais dirbtinai sukelia neapykantą pasirinktai žmonių grupiai, tautybei, rasiai ar bendruomeniai, taip jūsų pasąmonėje įtvirtindamas ilgalaikį neigiamą požiūrį į juos. Visame pasaulyje dėl priešų veiksmų susidaro padėtis, kai dėl nuolatinės vidinės destabilizacijos socialinė tvarka virsta chaosu, o demokratiniai įstatymai nustoja veikti. Galiausiai tai dažniausiai baigėsi pilietiniu karu, kuris visiškai sunaikina kadaise buvusią laisvą šalį. Būtent to ir siekia demokratijos priešas, nes taip jis įgyja daugiau galios ir artėja prie visuotinio totalitarizmo. Didžiausia nerima kelia tai, kad priešas visą tai pasiekia jūsų veiksmais, tik įskiepydamas reikiamus įsitikinimus. Būtent todėl informaciniai ir psichologiniai teroristiniai išpuoliai yra baisesni už fizinius, nes jie tiesiogiai veikia jūsų pasąmonę, aplenkdami kritinį mąstymą. Taigi, naikindama savo šalį, jūs patikėsite, kad veikiate jos labui, sąmoningai ir vadovaudamasi savo vidiniais įsitikinimais, kad sukurtų provokuojančius informacinius teroro aktus ir jais užtvindytų pasaulinę žiniasklaidą. Demokratijos priešas pasitelkia gausią savo atšakas, čiuptuvus, kurie skverbėsi įvairius visuomenės sluoksnius ir maskuojasi kaip pagrindinės informacinės programos. Šiandien, pasitelkęs vieną iš daugelio priešų atšakų, kaip pavyzdį, parodysiu, kaip ji veikia, ir paaiškinsiu, kodėl kiekvienam iš jūsų būtina tai žinoti. Viena iš šių šakų yra tarptautinių nusikalstamų teroristinių organizacijų tinklas. Šios organizacijos, apie kurias kalbėsiu vėliau, tapo tyrimo objektu, atskleidžiančiu pagrindinės schemas, metodus ir priemonės, kurias paslėptas priešas naudoja savo kare prieš žmoniją. Šio tyrimo, kuris truko ištisus 10 metų, rezultatus paviešino daktaras Egonas Holakenas, JAV žvalgybos dėstytojas ir nacionalinio saugumo ekspertas, atliekant tarptautinį tyrimą 2023 m. Birželio 22 JT Generalinė asamblėja priėmė rezoliuciją dėl 8-osios JT pasaulinės kovos su terorizmu strategijos peržiūros. Šioje rezoliucijoje Generalinė asamblėja pateikė išsamiausią terorizmo apibrėžtį ir nurodė veiklas, kurios iš esmės. Terorizmo sąvoka. Terorizmas apima bet kokią veiklą, kuria siekiama šių tikslų – žmogaus teisių, pagrindinių laisvių ir demokratijos neigimas, kurstimas vykdyti teroro aktus ir smurto veiksmus, kuriais skleidžiama neapykanta ir keliama grėsmė žmonių gyvybėms, keliantis grėsmę valstybių suverenitetui, teritoriniam vientisumui ir saugumui, trukdantis naudotis politinėmis, pilietinėmis, ekonominėmis, socialinėmis ir kultūrinėmis teisėmis, įskaitant teisę į gyvybę, laisvę ir saugumą. Destabilizuoja vyriausybės. Šioje rezoliucijoje raginama kovoti su visomis terorizmo apraiškomis. Dėl tokio išsamaus terorizmo apibrėžimo priešas nebegali slėpti savo nesibaigiančių teroristinių išpuolių. Taigi, kodėl daugiausia dėmesio skyriau būtent šiai priešo šakai tarptautinių nusikalstamų teroristinių organizacijų tinklui? Nes ši šaka yra gerai įstudijuota, o jos organizacijos naudoja tuos pačius pagrindinius metodus ir priemonės, kaip ir kitos šakos, kurias priešas sukūrė pasauliniam totalitarizmui įtvirtinti. Kai suprasite priešų veiksmus vienoje srityje,
galėsite juos atpažinti ir visose kitose srityse. Tai reiškia, kad visi planai, kuriuos priešas gali įgyvendinti tik slaptai, nustos veikti, kai jie taps akivaizdus. Šis tarptautinių nusikalstamų teroristinių organizacijų tinklas naudoja informacinio terorizmo metodus, prisidengdamas valdžios institucijomis ir demokratiniais įstatymais. Šios organizacijos nesibaimina viešumo, nes jų veiklos visuomenė paprastai nevertina kritiškai. Labai nedaug žmonių žino, kad šios organizacijos egzistavo, stebėdami tik tragišką savo veiklos rezultatą, jie lieka už visuomenės akių, tačiau, būdami priešų vieningo plano dalis, ji yra esminė grandis, padedanti siekti priešų pasaulinio tikslo sunaikinti demokratiją Amerikoje ir visame demokratinėme pasaulyje. Šis tarptautinių nusikalstamų teroristinių organizacijų tinklas yra svarbi priešų plano dalis, kadangi šios organizacijos veikia atvirai, jos yra tarsi demokratijos lakmuso popierėlis. Ten, kur jie veikia, demokratijos nebėra, o ten, kur jie atsiranda, demokratija netrukus išnyks. Kalbu apie antikultinės organizacijas, kurios yra gerai organizuotas tarptautinis teroristų tinklas. Antrasis skyrius – tarptautinis teroristinių antikultinių organizacijų tinklas. Nustebsite sužinoję, kiek daug tragiškų įvykių visame pasaulyje slypi už judėjimo prieš kultus, naudodami specialius manipuliacinius metodus, jie šiuo metu ruošiasi Amerikos visuomenę visiškam pilietiniam karui. Dabar sužinosite, kaip tai daroma. Paslėpti neapykantos kurstymo mechanizmai. Brangūs amerikiečiai, jūs matote ir jaučiate, kad dabartinėje Amerikos visuomenėje egzistuoja precedento neturintis didžiulis susiskaldimas. Esu tikras, kad puikiai suprantate, kur visa tai veda, ir jūs jau įtarėte, kad prieš jūs naudojami paslėpti mechanizmai, kuriais siekiama kurstyti neapykantą Amerikos visuomenėje. Kokie yra šie mechanizmai, kas ir kodėl juos naudoja, kas moko amerikiečius nekesti ir demonizuoti vieni kitus, siekdamas įžiebti antrąjį pilietinį karą mūsų šalyje. Kaip aktyviai tai daroma, dabar gausite atsakymus į šiuos klausimus, brangūs amerikiečiai, jūs tiksliai sužinosite, kaip šiandien esate vedami nuo to, kad ramiai sėdite ant sofos ir kartu su draugais žiūrite filmą, iki to, kad būsite pasirengę imtis ginklo prieš tuos pačius draugus vien dėl to, kad jie turi kitokią nuomonę. Galbūt dabar ši idėja jums atrodo neįsivaizduojama, bet pamatysite, kaip manipuliatyvūs metodai jau dabar dirbtinai nukreipia jūs į tai. Vienas iš pagrindinių metodų, kuriuos demokratijos priešas šiandien naudoja tiek prieš jūs, tiek prieš visą pasaulį, kurstydamas neapykantą visuomenėse, įvairiose šalyse, sukeldamas regioninius konfliktus ir pasaulinius karus, yra dehumanizacijos metodas. Sąmoningai dehumanizuojant vieną žmonių grupę kitos grupės akise, žmonės tampa savo kolegų ir kaimynų nekentėjais ir net potencialiai žudikais, o tai yra kur kas blogiau. Siekdamas dehumanizuoti ir suskaldyti visuomenę, priešas naudoja stigmatizavimo ir etikečių klijavimo taktiką, ir viena iš etikečių, kurias priešas naudoja savo visuotinėme kruvinėm žaidime su žmonių gyvybėmis, yra žodis – kultas. Būsite šokiruoti sužinoję, kiek daug kančių žmonėms sukėlė sąmoningas žeminančios etiketės, kulto ar sektos naudojimas ir kiek tragedijų tai atnešė ir tebeneša Amerikos žmonėms ir visam pasauliui. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad tai tik žodžiai, tačiau būtent šių etikečių pagalba dabar Amerika artėja prie pilietinio karo, o visa pasaulio bendruomenė yra vedama į trečiąjį pasaulinį karą. Kas ir kodėl naudoja šias etiketes, kaip jie naudojami kaip masinio naikinimo ginklai. Šiandien tarptautinėje arenoje veikia gerai koordinuotas tarptautinis teroristų tinklas, kurio tikslas kurstyti neapykantą tiek šalių viduje, tiek pasaulinėje bendruomenėje, per žiniasklaidą ir informacinę erdvę tam tikroms žmonių grupėms klijuojant kultų ar sektų etiketes.
Šia informacinio terorizmo forma užsiimantis nusikalstamas tinklas yra judėjimas prieš kultą. Judėjimui prieš kultus priklauso nemažai organizacijų ir pavienių aktyvistų, viešai persekiojančių grupes, kurias jie vadina kultais ar sektomis. Remdamiesi savo subjektyvių šališkumų ir savavališkais kriterijais, antikultistai bet kokią egzistuojančią žmonių asociaciją gali priskirti kultams ar sektoms. Dehumanizacija ir neapykanta visuomeniai jų veiklos esmė organizuota įtaka žiniasklaidos erdvei, siekiant sukurti neigiamą požiūrį į tam tikrą tikslinę žmonių grupę. Naudodami žodį kultas arba sekta kaip pagrindinį ginklą, judėjimo prieš kultą šalininkai reguliariai rengia informacinius teroristinius išpuolius. Jie sukuria naujienų istorijas, kurios sukelia moralinę paniką, visuomenės susiskaldimą ir įstatymų besilaikančių piliečių dehumanizaciją. Savo veikla judėjimo prieš kultą atstovai kursto masinę neapykantą ir smurtą, didina socialinį priešiškumą ir įtampą visuomenėje, todėl jų veikla iš tikrųjų yra brutali informacinio terorizmo apraiška. Dažniausiai nauji religiniai judėjimai ir ideologinės grupės iš pradžių tapdavo antikultinio terorizmo aukomis. Komercinės, pasaulietinės ir politinės organizacijos, turinčios ryškų ideologinį pagrindą, taip pat buvo nuolat įtraukiamos į antikultininkų sudarytus, juoduosius sąrašus. Tačiau šiandien ištisos tautos ir šalys, įskaitant Jungtines Amerikos valstijas, jau tampa jų žiaurumų taikiniais, pasitelkdami kulto ar sektos terminą. Jie sudaro sąlygas nukreipti visuomenės neapykantą prieš pasirinktą taikinį. Sąvokų kultas ir sekta tikslingas vartojimas yra dalis ilgalaikės kovos su sektomis judėjimo strategijos, dėl kurios Amerikos visuomenėje atsirado daug destruktyvių reiškinių, įskaitant šaudymus mokyklose. Kiek vėliau atskleisiu jums įvykių grandinę, kurioje kultų ir sektų etikečių vartojimas privedė prie to, kad dabar vaikai šaudo kitus vaikus. Kodėl kultas yra pagrindinis žodis antikultininkų veikloje ir kodėl jis toks pavojingas? JAV labiau paplitęs terminas sekta, o Europoje ir posovietinėse šalyse vartojamas terminas sekta iš pradžių turėjo ne neigiamą, o neutralią ir kultūrologinę reikšmę. Tačiau antikultininkų pastangomis padėtis pasikeitė, vykdydami karštligišką veiklą. Judėjimo prieš kultus atstovai pamažu suteikė kultų ir sektų sąvokoms vis labiau neigiamą atspalvį. Dėl jų veiklos, šiandien sąvokos, kultas ir sekta masinėje sąmonėje siejamos su tokiomis sąvokomis kaip smegenų plovimas, psichologinis smurtas, seksualinė prievarta, nusikalstama veikla ir masinė savižudybė. Būtent žodžiais, kultas ir sekta, prasideda masinis informacinis terorizmas, kurį šiandien vykdo antikultinės organizacijos ir jų atstovai, Jamesas Richardsonas. Žymus amerikiečių religijos sociologijos atstovas, laikomas vienu iškiliausių teisės ir religijos ekspertų, teisės ir religijos srities žinovų pasaulyje. Pastebi, kad šiuolaikinėje vartosenoje terminas kultas virto paniekos ar pažeminimo terminu ir nebėra neutralus religinės grupės įvardyjimas. Šiais laikais terminas kultas turi daugybę menkinančių stereotipų. Šio termino vartojimas lemia religinių mažumų stigmatizavimą, diskriminaciją ir smurtą prieš jas, taip pat socialinės ir politinės asociacijas. Be to, šiandien žodžiai kultas ir sekta turi tokį neigiamą atspalvį, kad tampa teroristinių išpuolių ir net genocido katalizatoriumi. Richardsonas ir daugelis kitų sociologų bei religijų tyrinėtojų, pavyzdžiui, baronas Van Drielis, Stuartas Raitas ir kiti, pabrėžia, kad terminas kultas arba sekta yra menkinantis ir perteikia stereotipą, turintį rimtų pasekmių, kai jis taikomas žmonių grupėms. Grupės įvardyjimas kaip kulto ar sektos gali būti pretekstas vyriausybei pulti grupę ir galiausiai ją sunaikinti. Nepaisant to, kad autoritetingi pasaulio mokslininkai įspėja, jog žodis kultas ar sekta daro didelę žalą žmonėms ir jo reikėtų vengti, ypač mokslinėje literatūroje ir teismo procesuose,
Judėjimo prieš kultą atstovai ir toliau aktyviai naudojasi šią etiketę ir skleidžia ją žiniasklaidoje, paversdami žurnalus ir laikraščius savo neapykantos retorikos skleidėjais. Teigdami, kad kas nors priklauso sektai ar kultui, antikultistai savo kaltinimus grindžia ne moksliniais dokumentais ar teisiniais tyrimais, bet abejotina ir abstrakčia smegenų plovimo sąvoka. Ši idėja neturi jokio mokslinio pagrindo ir yra labai miglota. Nepaisant to, būtent remdamiesi nepatikimą smegenų plovimo sąvoką, antikultūrininkai grupės ir organizacijas, į kurias jie taikosi, vadina sektomis ar kultais. Smegenų plovimas tai nemokslinė sąvoka, kai vadinamieji kultai ir sektos kaltinami griežtai kontroliuojantys savo dalyvių sąmonę. Todėl žmonės esą gali virsti zombiais, nes manipuliuojama jų įsitikinimais, mintimis ir elgesiu. Tokia samprata ne tik nepagrįsta, bet ir labai pavojinga, nes veda prie dehumanizacijos, kai visuomenė mano, kad žmogui buvo išplautos smegenys, žmonės nustoja jį laikyti sveiko proto žmogumi, o ne žmogumi, turinčiu savo mintis ir sprendimus. Kiti pradeda jį laikyti zombiu arba marionete, tuo tarpu taip suvokus asmenį ar žmonių grupę, daug lengviau prieš juos panaudoti smurtą. Teismo psichologas Dickas Antony teigia, kad smegenų plovimo sąvoką ir su ja susijusią baimę judėjimas prieš kultus naudoja kaip priemonę religinių mažumų persekiojimui pateisinti. Teismas nustatė, kad smegenų plovimo sąvoka negali būti taikoma kaip teisinis kaltinimas, nes ji yra nepagrįsta ir nemoksliška. Tačiau, nepaisant to, amerikiečių antikultistai ir toliau aktyviai propagavo smegenų plovimo sąvoką, kad pateisintų savo sadistišką prievartinio deprogramavimo praktiką, atsisakymą priverstinį įsitikinimų, kurie jiems atnešė komercinės naudos. Destruktyvės smegenų plovimo ir deprogramavimo sąvokas įvedė ir aktyviai propaguoja demokratijos priešo Amerikoje pakalikai, antikultinio judėjimo atstovai, dvi asmenybės, ypač pasižyminčios žiaurumu ir nežmoniškumu ir skleidžiančios priešo naratyvus Amerikos teritorijoje, yra antikultistai ir deprogramuotojai Stevenas Hessenas ir Rickas Allenas Rossas. Šiuo metu jie aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje ir kalba Amerikos žiniasklaidoje, kur skleidžia antikultinio terorizmo, smurto ir neapykantos retoriką. Tiek Rossas, tiek Hessenas buvo aktyvūs organizacijos, Cult Awareness Network, kuri 1996 nustojo egzistuoti, nes buvo nuteista už daugybę šiurkščių žmogaus teisių pažeidimų ir sunkią religinę diskriminaciją. Nariai. Organizacija bankrutavo ir išmokėjo kompensacijas nuo jos nukentėjusiems žmonėms. 9 ir 10 dešimtmetyje Rickas Rossas ir Stevenas Hessenas, būdami pagrindiniai šios organizacijos nariai, aktyviai dalyvavo jos pagrindinėje nusikalstamoje veikloje, organizavo ir vykdė prievartinius deprogramavimo procesus. Deprogramavimas yra neteisėta antihumaniška praktika, kurio šaknys glūdi nacių metoduose. Vykdydami deprogramavimo praktiką, antikultistai neteisėtai pagrobdavo ir prievartą sulaikydavo asmenį, kurį laikė sektos nariu arba seksualiniu. Deprogramavimo metu aukos buvo psichologiškai ir fiziškai kankinamos, kad būtų priverstos pakeisti savo įsitikinimus. Deprogramavimas buvo atliekamas komerciniais pagrindais, antikultistai iš aukų artimųjų imdavo gana didelį mokestį už prievartinio perauklėjimo paslaugas, kurių metu asmuo paprastai būdavo kankinamas, mušamas ir patiria įvairių formų smurtą, įskaitant seksualinį smurtą. Kadangi ši praktika šiurkščiai pažeidė žmogaus teisės, šio metodo kūrėjas Tedas Patrickas daug kartų stojo prieš teismą ir keliuose procesuose atliko laisvės atėmimo bausmę.
Teismai nusprendė, kad deprogramavimas yra neteisėtas. Rickas Rosas, amerikiečių antikultistas, per savo gyvenimą atliko daugiau nei 500 prievartinio deprogramavimo simsų. 1991 m.d. Rosas buvo apkaltintas neteisėtu Jasono Scotto, tarptautinės jungtinės 50 bažnyčios nario, kurio motina pas D. Rosą nukreipė Kans atstovai, sulaikymu ir prievartiniu deprogramavimu. Vėliau Scottas pareiškė civilinį ieškinį Rosui ir 2 jo bendrininkams Kanuose. 1995 m. rugsėjį federalinėme teisme 9 narių prisiekusieji vienbalsiai pripažino kaltinamuosius Rosą ir jo bendrininkus, atsakingais už sąmokslą atimti iš Scotto pilietinės teisės ir religinės laisvės. Be to, prisiekusieji nusprendė, kad Rosas ir jo bendrininkai, cituoju, tyčia ar dėl neatsargumo veikė taip skandalingai ir taip kraštutinai, kad peržengė visas įmanomas padorumo ribas ir civilizuotoje bendruomenėje laikytini žiauriais ir visiškai netoleruotinais veiksmais. Ros nusikalstama veikla šioje pagrobimo byloje lėmė, kad buvo uždarytas kultų informavimo tinklas, kuris buvo atskleistas kaip nusikalstamas pagrobėjų tinklas. Scotto, tapusio žiauraus Roso surengto deprogramavimo auka, istorija stulbina savo žiaurumu. Jis buvo pagrobtas panaudojant fizinę jėgą, jie pargriovė jį ant žemės, nutempė į furgoną, surakino antrankiais, užklijavo burną ir surišo kojas. Pagrobimo metu ant Scotto nugaros sėdėjo 300 keik sveriantis vyras. Scotto kojos, viršutinė kūno dalis ir nugara patyrė daugybę sumušimų ir įbrėžimų, kai jis buvo tempiamas į furgoną laiptais, grindimis ir per kiemelį. 5 dienas Scottas buvo laikomas specialiai įrengtame kalėjime ir nuolat prižiūrimas, jam buvo daromas psichologinis spaudimas, jį įžeidinėjo jo tikėjimą ir grasino jam. Rosas reguliariai trenkdavo Scottui per galvą. Kai jie ginčydavosi dėl religijos, Scottui buvo pažadėta laisvė tik tuo atveju, jei jis atsisakys savo įsitikinimų. Išsamus Ricko Roso atlikto veiksmingo deprogramavimo atvejų tyrimas atskleidžia siaubingą tiesą, daugeliu atvejų buvo sunaikintos šeimos ir aukos visiškai dehumanizuotos. Žmonės, kuriems jis tariamai tai padėjo, patyrė prievartą, apgaulę ir pažeminimą, iš jų buvo atimta laisvo pasirinkimo teisė ir jie buvo priversti atsisakyti giliai įsišaknijusių religinių įsitikinimų. Šie palūžę ir tikėjimą praradę žmonės tapo gyvų Roso metodų žiaurumo ir klastos įrodymu, jo demonstratyvius deprogramavimo laimėjimus dengė sugriautų likimų ir nepataisomų psichologinių traumų šešėlis. Rosas šaltai ir logiškai naudojosi žmonių baimėmis ir silpnybėmis, kad pasipelnytų iš jų bėdų, demonstruodamas visišką abejingumą savo sukeltoms kančioms. Jo veiksmams aiškiai būdingas smurtas, žiaurumas ir šaltakraujiškumas, kuris žmonių nelaimės pavertė savo naudos šaltiniu. Antroji kovo su sektomis judėjimo Amerikoje figūra ir šalininkas yra deprogramuotojas Stevenas Hessenas. Amerikos žiniasklaida suteikė jam galimybę kalbėti kaip kulto ekspertui. Tačiau neužsimena, kad Stevo Hesseno patirtis smurtinis smurtas prieš Amerikos piliečius ir jų pilietinės teisės. Hassanas buvo kulto žinomumo tinklo bendrininkas. Ši antireliginės neapykantos grupė buvo nacionalinė vadinamųjų deprogramuotojų nukreipimo tarnyba. Jie ėmėsi grobti, užpuldinėti ir traumuoti įstatymus gerbiančius vyrus ir moteris, siekdami pelno, kad priverstų juos atsisakyti savo religinių įsitikinimų. O Steve'as Hassanas yra pagarsėjęs deprogramuotojas. Hassanas vadovavo būriui, kuris 2 savaitės traumavo vieną suaugusį nukentėjusį Arterą Rozelą ir bandė palaužti jo tikėjimą. Prisiekęs Rozelas papasakojo apie fizinę ir psichinę prievartą. Hassano komanda pargriovė jį ant grindų, nubrozdindama ir sumušdama veidą, jie surišo jam rankas ir kojas ir kelias dienas laikė nelaisvėje. Jie atėmė iš jo miegą ir pažeidė jo privatumą bei orumą. Kai Rozelis atsisakyti savo religinių įsitikinimų, Hassanas pagrasino suleisti jam injekcijų. Kad dar labiau įžeistų, Hassanas bandė įkalbėti savo auką meluoti ir duoti melagingus parodymus apie nusikaltimą.
Toliau buvo Lorne O. Salaho liudijimas. Hasano komanda įsiveržė į jos motelio kambarį, numetė ją nuo lovos ir pagrasino sulaužyti jai koją, jei tik galės. Šaukėsi pagalbos arba bandė pabėgti. Jie paėmė ją įkaitę ir nusivežė į nuošalę slėptuvę, kur 8 dienas kalino, bandydami palaužti jos tikėjimą. Kai Hasano banditams nepavyko, jis kankino Salę dar 3 dienas, kol jai pavyko įsiderėti paleidimą. Kita Hasano auka Klekeli taip pat paliudijo, kad Hasanas neteisėtai laikė ją nelaisvėje, jis laikė ją kambaryje be langų rankenėlių, saugojo ją 24 valandas per parą ir pažeidė jos privatumą. Hasanas prisistatė kaip, cituoju, religijų ekspertas teismo bylose, iš nieko neįtariančių šeimų išviliodamas vadinamosius ekspertų parodymus, kol teismai nesuprato jo kvailų teorijų. Hasanas tęsė savo antireliginius išpuolius, dabar prisidengdamas intervencijos vardu. Labai neramina ir kelia įtarimą tai, kad, nepaisant dokumentais pagrįstų įrodymų, jog tiek Hasanas, tiek Rosas yra smurtautojai, linkę į sadizmą, stokojantys empatijos, turintys nesveiką troškimą kenkti žmonėms ir kurstyti neapykantą visuomenėje, jie ir toliau rodomi pagrindiniuose Amerikos televizijos kanaluose. Jų straipsniai publikuojami svarbiausiuose periodiniuose leidiniuose, o žiniasklaida vadovaujasi jų nuomonėmis. Kyla pagrįstas klausimas, kas už jų stovi ir užtikrina jų imunitetą, kokia jėga juos valdo ir palaiko, juk jų veiklos pradžioje iki 10-ojo dešimtmečio pradžios nei Rickas Rosas, nei Stevenas Hasanas savo teorijomis nesudomino, tačiau nuo 1993 m. Žiniasklaida ir net FTB staiga pradėjo kreiptis į juos patarimo, ar jie vykdė savo destruktyvę veiklą ir deprogramavimo seansus tik todėl, kad buvo maniakai. O gal jų veiksmai prisidėjo prie aiškiai apibrėžto demokratijos priešo plano įgyvendinimo, kuris atvedė Ameriką į dabartinę panikos ir susiskaldimo būseną. Abu teiginiai yra teisingi, pasaulinis priešas manė, kad šių dviejų vaikinų maniakiškas potencialas yra tinkama medžiaga paversti juos savo pėstininkais, kuriais lengva manipuliuoti ir kurių rankos gali sunaikinti Ameriką iš vidaus. Amerikiečių veikla, judėjimo prieš kultą atstovai yra suplanuotos strategijos dalis. Tiek Steve'as Hasanas, tiek Rickas Grosas yra Amerikos priešo planų vykdytojai. Tai, ką jie šiuo metu įgyvendina, tęsdami neapykantos ir susiskaldimo ideologijos propagavimą ir diegimą, yra ne kas kita, kaip informacija. Teroristiniai išpuoliai, nukreipti prieš Amerikos gyventojus ir JAV kaip šalį, nors jie savo rankomis nustojo naudoti smurtinius deprogramavimo metodus, jie sulaukė paramos iš pasaulinio demokratijos priešo. Taigi šiandien jie tęsia deprogramavimą dar didesniu mastu ir prieš dar daugiau nekaltų įstatymų besilaikančių piliečių. Tik dabar jie tai daro ne savo rankomis, o jūsų ir teisėsaugos institucijų rankomis. Ryškus pavyzdys prieš 30 metų, 10-ojo dešimtmečio pradžioje, smurtinių reidų prieš naujus religinius judėjimus skaičius smarkiai išaugo ir daugeliui žmonių buvo nepaaiškinamas. Tyrimai, kuriais nustatytas šis faktas, apėmė 19 skirtingų šalių, įskaitant JAV, Izraelį ir vakarų Europos šalis. Statistinius duomenis, domėdamiesi tokio suaktyvėjimo priežastimis, tyrėjai išsiaiškino, kad būtent tuo laikotarpiu vyko antikultinių organizacijų susitelkimas. Tačiau pagrindinė esmė ir priežastis liko paslėpta, tyrėjų nuomonė, užuomina yra ta, kad šiuo laikotarpiu,
tiksliau, 1993 m. pasaulinis demokratijos priešas suaktyvino savo ideologinį antikultinio judėjimo centrą, kuris nuo to laiko įsikūrė Rusijoje. Iki šiol būtent iš ten duodami nurodymai ir nustatomas vienas ideologinis vektorius visam antikultiniam judėjimui visame pasaulyje, apimantis visą jo tinklą. Dabar, remdamiesi šio ideologinio centro pavyzdžiu, išsamiai aptarsime, kaip jis veikia šalyje, kurią pavertė bandymų poligonu, kuriame praktikuoja savo metodus, kuriuos netolimoje ateityje ketina perduoti ir taikyti visame pasaulyje. Antikultinių grupių ideologinis centras viso šiuolaikinio antikultinio judėjimo tarptautinio tinklo ideologinis centras ir pagrindinis jo propagandos metodų kūrėjas yra Rusijos religijų ir sektų tyrimo centrų asociacija, sutrumpintai vadinama RACIR. RACIRSO pagrindas religijos studijų centras, pavadintas Leono Hieromaro Irenėjaus vardu, 1993 m. Įsteigtą centrą įkūrė antikultūrininkas Aleksandras Dvorkinas su tuometinio Rusijos ortodoksų bažnyčios patriarcho Aleksejaus II palaiminimu. RACIR atstovai savo veiklą dangsto tariama, kilni misija ginti šalies titulinės religijos, TI, stačiatikybės, interesus, tačiau tikroji padėtis yra daug sudėtingesnė. Pačioje religijoje yra asmenų, kurie, nors išoriškai laikosi ortodoksijos, iš tikrųjų remia antikultinius judėjimus. Šie asmenys veikia išvien, siekdami savo tikslų ir naudos, kurie neturi nieko bendra su pačia religija. Todėl labai svarbu atskirti religiją kaip vertybių ir įsitikinimų sistemą nuo tų, kurie įsiskverbia į ją su piktavališkais ketinimais, kad pasinaudotų ją kaip priedangą savo destruktyviai veiklai. Šie antikultiniai veikėjai ir jų sąjungininkai Rusijos stačiatikių bažnyčioje pavertė šią šalį savo veiklos platformų ir pradėjo kryptingą teroristinį išpuolį prieš demokratinės šalis. Iš ten Rusijoje kilusi radikali razerų ideologija dabar plečia savo įtaką toli už jos ribų, ypač stiprios kovos su kultu organizacijos yra Kinijoje, Prancūzijoje ir Vokietijoje, kur jos susitikrino didelę valdžios institucijų ar atskirų atstovų paramą. Ši parama leidžia jiems daryti įtaką įstatymų leidybos, teismų ir teisėsaugos institucijoms. Vienas iš svarbiausių šio tarptautinio teroristų tinklo atstovų yra Europos sektantizmo tyrimų ir informacijos centrų federacija. FECRIS, kurios būstinė įsikūrusi Paryžiuje, Prancūzijoje, šalyje, turinčioje senas demokratijos tradicijas, netikėtai tapo nusikalstamo kovos su kultu judėjimo schemos dalimi, nes 90% FECRIS veiklos finansuojama iš valstybės biudžeto. Be to, Prancūzijoje kovo su kultų veikla institucionalizuota per tarpžinybinę komisiją Miveliudas, tačiau šios komisijos, kaip ir FECRI, veiksmai nekartą sulaukė tarptautinės bendruomenės kritikos, be kita ko, dėl smurtinių deprogramavimo metodų, kai įvairių religinių grupių nariai buvo verčiami įsižadėti savo įsitikinimų tiesiog kankinant. Tiek FECRUS, tiek RACIRą sudaro kelios organizacijos. FECRISO ir RACIRO tinklai yra glaudžiai tarpusavyje susiję, jos vykdo vieningą politiką, naudoja vienodus metodus ir palaiko glaudžius ryšius. Pavyzdžiui, RACES prezidentas ir pagrindinis Rusijos antikultūrininkas Aleksandras Dvorkinas taip pat buvo FECRI viceprezidentas ir tebėra jos direktorių valdybos narys. Be to, RACIR viceprezidentas ir Dvorkino bendradarbis, stačiatikių dvasininkas Aleksandras Novopaskinas taip pat yra FECRUS narys korespondentas. Šiuo metu RACIR atstovų dalyvavimas FECRUS veikloje oficialiai sustabdytas. Tai buvo daroma siekiant nuslėpti rusų dalyvių įtaką FECRUSO ideologijai ir išvengti kaltinimų, aktyvi parama Rusijos propagandai prieš Ukrainą karinio konflikto tarp šių dviejų šalių paaštrėjimo metu, nepaisant to, kad jų oficialiuose chartijose teigiama, jog jos laikosi tarptautinių žmogaus teisių ir laisvių konvencijų. Tikrovė tokia, kad antikultinės organizacijos veikia visiškai kitaip. Nuo pat savo veiklos pradžios šios antikultinės organizacijos nekartą diskreditavo save antidemokratinę ir neteisėtą veiklą, kuri apima sąmoningą melo ir šmeižto skleidimą,
tyčinį smurto kurstymą, destruktyvių manipuliacinių metodų naudojimą, religinės neapykantos kurstymą, konfliktų kurstymą ir kryptingą kitaip manančių grupių persekiojimą, kartais net vedantį prie fizinių išpuolių. Oficialiai antikultinė skėtinė organizacija, FECRI, apima Europoje įsikūrusias grupės, o RACEjas Rusijoje ir NVE šalyse veikiančias organizacijas. Abi asociacijos aktyviai bendradarbiauja su Jungtinių valstijų antikultūrininkais. Amerikiečių antikultistas Stevenas Jesenas dalyvavo FECRUS organizuojamose konferencijose. Jesenas taip pat buvo kviestinis lektorius viename iš švietimo klubų Rusijoje, kuriame nuolat dėsto ir antikultininkas Aleksandras Dvorkinas. Be to, Jesenas nekartą keliavo į Rusiją su savo paskaitomis. Rusų antikultininkų kvietimų Dvorkinas išleido knygą 10 klausimų įkyriam nepažįstamajam, kurioje visiškai atsispindi vienas Jeseno knygos skyrius. Be to, Dvorkinas aktyviai rekomenduoja Jeseno knygas, o jų retorika apie kultų pavojus yra identiška, dažnai žodis žodin atkartojanti vienas kitą. Jesenas ir Dvorkinas reguliariai keitėsi informaciją ir bendradarbiavo, tai leidžia manyti, kad tarp jų buvo tiesioginis ir glaudus ryšys. Atidžiau panagrinėjus atskleidžiama antikultinio ideologinio centro įtaka socialiniams ir politiniams procesams Jungtinėse valstijose, tai bus išsamiau aptarta vėliau. Kitas faktas, rodantis antikultinio ideologinio centro įtaką JAV, yra tas, kad 10-ajame dešimtmetyje Amerikos laikraščiai, įskaitant tokius prestižinius leidinius kaip New York Times, staiga pradėjo aktyviai cituoti Aleksandrą Dvorkiną ir jo subjektyvius vadinamųjų kultų vertinimus ne tik Rusijoje, bet ir kitose šalyse. Ar neatrodo keista, kad rusų kulto eksperto komentarai staiga pasirodo tokiuose žinomuose laikraščiuose kaip New York Times? Rusų kulto eksperto nuomonė ir komentarai buvo publikuoti laikraštyje New York Times. Nepaisant įprastų sunkumų, su kuriais susiduriama siekiant tokio poveikio, net ir aukščiausio lygio ekspertams tai gali, ar tai būtų finansinių investicijų, ar žiniasklaidos papirkinėjimo, ar net tam tikrų įtakos agentų buvimo žiniasklaidoje rezultatas. Nepaisant to, tai rodo, kad egzistuoja koordinuotos pajėgos, siekiančios integruoti rusų ekstremistų antikultininkų nuomonės į amerikiečių leidinius. Dabar, remdamiesi skėtinių organizacijų, FECRUS ir RACERS, bei jų vadovų veiklos pavyzdžiais, panagrinėkime nusikalstamus jų veiklos metodus, dėl kurių antikultinių organizacijų veikla gali būti kvalifikuojama kaip teroristiniai veiksmai. Kaip veikia antikultinės organizacijos ir koks jų vaidmuo vykdant priešų egzekucijas, pasaulinis planas sunaikinti demokratiją. Daugeliui iš jūsų teko susidurti su tokiais terminais kaip destruktyvūs kultai, totalitarinės sektos ar net kultai žudikai. Pavojingas ir piktnaudžiaujantis kultas, totalitariniai kultai, kultai žodis kultas, šokiruojantys kultai. Antikultinių organizacijų atstovai klijuoja etiketės pasirinktoms grupėms, nesiremdami faktiniais įrodymais, policijos tyrimais ar išsame, sudėtinga teologinė analizė. Vietoj to jie vadovaujasi visiškai skirtingais vadovėliais, kurie neturi jokio ryšio su teoriniu mokslu ar net su objektyvia tikrove. Kultas yra pagrindinis nors terminas. Stigmatizuojantis terminas Jungtinėse Amerikos valstijose, Europoje ir posovietinėse šalyse šį vaidmenį atlieka terminas sekta, ypač totalitarinė sekta, kuris taip pat turi stiprų menkinamąjį ir stigmatizuojantį atspalvį. Nuo 1993 antikultinio judėjimo ideologas Aleksandras Dvorkinas posovietinėje žiniasklaidoje plačiai įvedė totalitarinės sektos terminą. Totalitarizmo terminas, pasiskolintas iš politikos mokslų ir šaltojo karo propagandos kalbos, era, sukelia asociacijų su priespaudos stovyklomis, kalėjimu, spygliuota viela, priverstiniu darbu ir skurdžiu maistu. Taigi šis terminas vartojamas baimiai, nerimui ir šališkam požiūriui į totalitarinėmis sektomis vadinamų organizacijų narius kurstyti. Totalitarinės sektos ir destruktyvaus kulto sąvokų neapibrėžtumas leidžia antikultistams nepagristai
Suskirstykite bet kurią organizaciją pagal šias etiketes. Tačiau tokių terminų kaip sekta, kultas, totalitarinė sekta ir destruktyvus kultas vartojimas nėra pagrįstas daugelio šalių įstatymais ar tarptautiniais teisiniais dokumentais. Šie terminai neturi teisinio pagrindimo ir jų naudojimas prieštarauja teisės aktams dėl sąžinės laisvės ir religinių asociacijų. Nepaisant to, antikultistai ir toliau naudoja šiuos terminus kaip kaltinimo ginklą ir kursto žiniasklaidą juos vartoti. Neteisėta antikultinio judėjimo veikla nelieka nepastebėta tiek tarptautiniu mastu, tiek pačioje Rusijoje, kur akademinių ir teisinių sluoksnių atstovai pabrėžia sukčiavimą ir nusikalstamą antikultinių organizacijų apskritai ir ypač jų pagrindinio ideologo Aleksandro Dvorkino pobūdį. Aleksandro Dvorkino veikla taip pat smerkiama Jungtinėse Amerikos valstijose, kur atliekamas teisinis vertinimas, apie jį rašoma specialioje JAV Tarptautinės religijos laisvės komisijos ataskaitoje. Pagrindinės šios komisijos pareigos nagrinėti visuotinių religijos laisvės pažeidimų faktus ir aplinkybės bei teikti politinės rekomendacijas prezidentui, valstybės sekretoriui ir kongresui. Štai kelios išvados ir rekomendacijos, kurias pateikė USCRF politikos analitikas Jasonas Mortonas ataskaitoje, judėjimas prieš kultą ir religijos reguliavimas Rusijoje ir buvusioje Sovietų sąjungoje. Dvorkinas ilgą laiką teikė judėjimui prieš kultą intelektualinio patikimumo atspalvį. Aleksandras Dvorkinas ir jo bendraminčiai užėmė įtakingą vaidmenį vyriausybėje ir visuomenėje, formuodami viešąjį diskursą apie religiją daugelyje šalių, teigdami, kad yra tokių akademinių sričių kaip religijotyra, psichologija ir sociologija ekspertai. Jie retai kada yra kvalifikuoti ir dažnai remiasi diskredituotomis teorijomis ir metodologijomis, kad propaguotų savo ideologinę darbotvarkę. Antikultinis judėjimas iš esmės yra propagandos kanalas, vykdantis itin veiksmingą informacinį karą prieš religinės mažumas visoje Rusijoje ir daugelyje šalių, kuriuose jį išlaiko įtaką. JAV vyriausybė turėtų viešai pasmerkti Aleksandrą Dvorkiną ir Irenijaus Leono informacinio konsultacinio centro vykdomą dezinformacijos kampaniją prieš religinės mažumas. Europos mokslinių tyrimų ir informacijos centrų federacijos prieš naujus religinius judėjimus nukreipta propaganda prieš sektantizmą kasmetinėme ESBO susitikime, žmogiškųjų dimensijų konferencija, kurioje pateikiama informacija apie asmenų ir organizacijų, priklausančių judėjimui prieš kultus, nuolatinį dalyvavimą religijos laisvės varžyme. Taigi antikultinio judėjimo atstovai neužima mokslinės pozicijos ir neturi mokslinių motyvų. Nors dažnai tai prisidengia, iš tikrųjų jie sąmoningai į informacinę erdvę įveda destruktyvių kultų ir totalitarinių sektų savokas ir jomis naudojasi. Skatinti neapykantą ir religinį nepakantumą visuomenėje, kriterijai ir kaltinimai, kuriuos jie naudoja tam tikroms organizacijoms priskirti kultams ir sektoms, nepripažįstami nei akademiniuose sluoksniuose, nei teisinėje sistemoje. Griežtai neigiamos etiketės klievimas yra pirmas žingsnis sistemingai vykdant informacinius teroristinius išpuolius. Tikslas taikių organizacijų pasekėjus ir įstatymus gerbiančius piliečius paversti neapykantos ir priešiškumo objektais be jokio faktinio pagrindo. Dehumanizavimo procesas yra pirmas antikultinių organizacijų veiksmų, kuriais siekiama pašalinti tuos, kurie jiems atrodo nepageidaujami. Etapas. Šis metodas naudojamas siekiant įstumti auką iš socialinio lauko, todėl ji tampa labai pažeidžiama. Juk jei žmonių grupėje ar atskiram asmeniui priklijuojama sektanto ar sektos nario etiketė, auka iškart praranda savo žmogiškąjį įvaizdį. Toks stigmatizavimas sudaro sąlygas tolesniems žmogaus teisių ir laisvių pažeidimams. Dehumanizavimas padeda pateisinti būsimus nusikaltimus, slopina gyventojų sąžinę ir kritinį suvokimą. Dehumanizacija tai visuomenės perdirbimas, kad ji priimtų būsimus nusikaltimus ir juose dalyvautų. Šiuo metu teroristai, kovojantys prieš kultą,
sugebėjo įskiepyti kultą išpažįstančiam nežmogui tokią mąstyseną, siekdami savo tikslų. Antikultinių organizacijų atstovai pasitelkė žiniasklaidą, propagandą, šalyje vyraujančią religiją, teisėsaugos institucijas ir net vyriausybinės struktūras. Totalitarinės sektos yra pavojingos, jie kelia didelę socialinę grėsmę. Kai dauguma žmonių vartoja žodį kultas, norėdami apibūdinti grupę, jie turi omenyje destruktyvų kultą. Kultai, kurie žaloja žmonės piktnaudžiaudami, tai gali būti fizinis, psichinis, emocinis, seksualinis ar finansinis išnaudojimas. Dažnai apgaulingas, prievartinis, piktnaudžiaujantis ir nepaliaujamai autoritarinis. Daugybė skirtingų proto kontrolės kultų tipų yra religinių kultų, terapijos kultų, verslo kultų ir politinių kultų, asmenybės kultai. Bet kuri kultinė struktūra visada kovoja prieš visuomenę, demonizuoja ją ir neigiamai apie ją atsiliepia, ir tai yra natūralu. Studijuodami bet kurios konkrečios kultinės organizacijos istoriją, suprantame, kokią rimtą grėsmę ji kelia asmeniniu, šeimos, visuomenės ir net nacionalinio saugumo lygmeniu. Bet kurio kulto tikslas valdžia ir pinigai. Kiekviena totalitarinė sekta, kuri yra kultas, turi pasaulinių planų. Kiekviena totalitarinė sekta siekia valdžios ir kontrolės virš pasaulio ir visų žmonių. Dėl to jie ir yra kultai, jie gali laikinai bendradarbiauti tarpusavyje. Kol jie turi bendrą priešą, ir šis jų bendras priešas šiuo metu pirmiausia yra ortodoksija, kol klausėtės, kai kurie iš jūsų galėjo turėti minčių. Kaip ir tai, ką blogo sako antikultūrininkai, sektos iš tiesų yra pavojingos, ir visi jų nariai yra išplautos smegenys, kvailiai arba suklaidinti žmonės. Galbūt nustebsite, kai pasakysiu, jūs žinote, kad šios mintys nėra jūsų asmeniniai įsitikinimai, iš tikrųjų šios mintys yra antikultininkų pastangų jas dirbtinai įskiepyti rezultatas. Destruktyvūs vaizdai į jūsų pasąmonę patenka per informacinį lauką, daugelis iš jūsų, išgirdę žodžius, kultas ar sekta, prisiminkite realius pavyzdžius. Pavojingi kultai, apie kuriuos girdėjote, žiniasklaida, kurios veikla padarė žalos visuomenės nariams, terminas kultas siejamas su asmeniniu, pavojus, masinių savižudybių vaizdai, moterys, kurios buvo seksualinio išnaudojimo aukos, nepastovus kulto lyderių elgesys, besiribojantis su psichopatija ir zombifikuoti pasekėjai, kurie be išlygų atsiduoda visus savo pinigus ir turtą atidavė savo lyderiui. Tačiau pagalvokite apie tai, kaip seniai, ar sutinkate tokių dalykų realiame gyvenime, kokios jūsų žinios apie naujus religinius judėjimus, be neigiamų įvaizdžių, kuriuos skleidžia antikultūrininkai. Žinoma, reikia pripažinti, kad tarp naujų religinių judėjimų yra asmenų, kurie sukčiauja ir sąmoningai naudojasi piliečių pasitikėjimu siekdami asmeninės naudos, įskaitant neteisėtų veiksmų ir nusikaltimų vykdymą. Bet kaip gali antikulto atstovai, organizacijų pagalba šioje situacijoje, šias bylas turėtų nagrinėti teisėsaugos institucijos, nes joms tenka pagrindinė atsakomybė. Atsakomybė už piliečių apsaugą nuo tokių grėsmių. Tokiais atvejais jie turi atlikti reikiamą tyrimą, surinkti neteisėtos veiklos įrodymus, ir tik po to visi kaltininkai turėtų būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal įstatymą, o nusikalstama organizacija likviduota. Tačiau kai kalbama apie antikultūrininkus, viskas įvyksta atvirkštinė tvarka. Pirmiausia, jie pateikia nepagristus kaltinimus ir klijuoja etiketes, panašias į kaltinimus sunkių nusikaltimų padarimu, ir tik tada siekia teisėsaugos institucijų dalyvavimas ir baudžiamųjų bylų iškelimas. Tačiau dauguma tokių bylų grindžiamos ne faktais ar objektyvaus tyrimo rezultatais, o gandais, šmeižtu, melagingais liudijimais ir antikultininkų klijuojamomis etiketėmis. Šis ypatingas visų antikultinių organizacijų naudojamos strategijos bruožas atskleidžia jų tikrieji tikslai ir ketinimai. Jie nesiekia tikslo, religinių organizacijų analizė, siekiant nustatyti potencialiai pavojingas organizacijas. Vietoj to jie siekia diskredituoti ir uždaryti bet kokią jų pasirinktą grupę, jie to siekia pažeisdami pagrindinės teisės ir laisvės. Taikomi įvairūs manipuliaciniai metodai, šmeižto retorika ir neapykantos kalbos, nes tikrasis jų tikslas yra nediskredituotos ir persekiojamos grupės, o visa visuomenė, kuri stebi šią viešą egzekuciją. Jų tikslas vykdyti informacinio terorizmo aktus,
kuriais siekiama pakenkti visuomeniai, destabilizuoti padėtį šalyje ir galiausiai sunaikinti demokratiją. Viena iš antikultininkų naudojamų taktikų pateisinti nepagrįstą šiuolaikinių religinių organizacijų persekiojimą nurodant istorinius pavyzdžius, kai tam tikros ekstremistinės grupės, vadinamos sektomis, įvykdė tikrų nusikaltimų. Iš šių pavienių atvejų daroma klaidinga išvada apie visų be išimties naujų religinių judėjimų, nepriklausomai nuo jų kilmės, tikslų ar vertybių, pavojingumą. Kaltės dėl asociacijos metodas tai manipuliacinė taktika, kai tikslinė organizacija sąmoningai susiejama arba siejama su neigiamais ekstremistinių grupių, teroristinių organizacijų, nusikaltėlių ir diktatorių, kuriuos visuomenė jau vertina neigiamai, įvaizdžiais. Šią taktiką dar labiau sustiprina sąmoningas tikslinės organizacijos mokymų fragmentų, ištrauktų iš konteksto, iškraipimas, kuris prisideda prie grupės įvaizdžio demonizavimo. Todėl aplink nepageidaujamas organizacijas ir jų narius sąmoningai kuriama pavojaus aura. Jie kaltinami nusikaltimais, nors tiesioginių žalingos veiklos įrodymų nėra. Tokie antikultinių organizacijų atstovų veiksmai reiškia visišką nekaltumo prezumpcijos pažeidimą, kaip skelbiama Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 11 straipsnyje, kuriame teigiama, kad kiekvienas asmuo turi prigimtinę teisę būti laikomas nekaltu, kol jo kaltė neįrodyta pagal įstatymą. Nekaltumo prezumpcijos pažeidimas yra neteisėtas veiksmas, kuriuo siekiama skleisti tyčinį šmeižtą ir klaidinti visuomenę. Žiniasklaida yra antikultinių teroristų bendrininkė. Žiniasklaidai tenka lemiamas vaidmuo dehumanizuojant ir kryptingai persekiojant religinės ir pasaulietinės organizacijas, kurias antikultistai pasirenka savo aukomis. Pasinaudodami neoficialiais ryšiais su žiniasklaidos atstovais, įskaitant žurnalistus, redaktorius ir pagrindinių leidinių vadovus, antikultūrininkai inicijuoja ir vykdo plataus masto ir ilgalaikės kampanijas, kad diskredituotų šias tikslinės organizacijas. Iš esmės jie organizuoja informacinį terorizmą. Todėl kultas dirba priekyje. Kaip sektantai sukčiai paverčia žmonės vergais ir kaip jiems pavyksta išvengti atsakomybės. Dešimtmečius Jehovos liudytojai ėjo ekstremizmo keliu, vykdant šias kampanijas naudojami įvairūs neigiamos įtakos metodai, įskaitant agresyvę retoriką, neapykantos kalbą, melagingos informacijos skleidimą, šmeižtą, provokacijas ir agresijos kurstimą prieš tikslinius asmenis. Į šį bendradarbiavimo tinklą įtraukiami nesąžiningi žiniasklaidos atstovai, pasiryžę imtis abejotinų veiksmų, kad pasiektų savo tikslų, TI vykdytų informacinį terorizmą. Taip antikultinės organizacijos atstovai verbuoja tiesioginius būsimų išpuolių vykdytojus, be to, antikultistai sukuria aukų įvaizdį iš kai kurių užverbuotų ar suinteresuotų asmenų, kurie tariamai nukentėjo nuo piktavališkos stigmatizuojamos organizacijos įtakos. Šių tariamų aukų